Su manim susisiekė Norvegijai šaibų pakėlęs lietuvis, dar nespėjo grįžti ir paprašė, kad nuvažiuočiau apžiūrėti jam motociklą. Ir net tai nebus Fazeris, nebus netgi ne Zetkė ir net ne Hornetas. Šiandieną yra triumfo diena. Apžiūra prasideda nuo YouTube'o, nuo Google'o, nuo visų trūkumų to modelio ir spekų vertinimo. Ir jeigu net šoka fantazija, susirandam skelbimuose pačius gražiausius variantus ir važiuojam apsižiūrėti. Ir taip jūs būsite apsišvietę, apsiskaitę, patys didžiausi to moco ekspertai po YouTube'o ir visų kitų dalykų. Bet nuvažiuosit, pamatysit gražų variantą ir aišku, pirikūpo saldus, mielas balselis jums susuks smegenėlę ir būsite išmaudyti. Todėl šitą video įsisaugojat ir naudojat kaip špargalkę per kolį. Na va, turime šitą gražuolį ir pradėkime tikrinimą. Pirmas dalykas, nuo ko reikėtų pradėti, tai nuo motociklo estetikos. Reikia apsieiti aplinkui ir pasižiūrėti, ką matai vizualiai pradžiai. Aišku, bus, kadangi motociklas nenaujas, tai tam tikrų didesnių, mažesnių defektėlių. Vėlgi kažkas kaip ką skaito defektais. Kaip pavyzdys, iš karto atėjus, kas krinta į akis, tai oksidas. Čia pagal ženklus, matau, buvo matyti užvrapinta termojuosta ir dėl to pakaito ir taip pasioksidavo. Ar tai yra defektas? Nu vėlgi, kas žinot, kaip darosi, tai pasiemi harpiko, nuėsdinai, biškutį poliravimo pastos ir šitie elementai blizga. Iš karto irgi, kas pirmų žvilgsnių pasimato, tai pabrozdinimai, bet čia yra labai tokie menki. Reiškia, buvo tiesiog labai nedideliu greičiu parverstas motociklas. Šičiant išmetimo irgi yra šiokios tokios žymės. Pasižiūrėkime, kaip kita pusė atrodo. Čia irgi, kadangi tolimiausias elementas labiausiai atsikišęs, tai jam pirmam ir kliūna, irgi labai nežymiai palenkta. Čia išmetime irgi matosi truputėlį duobutė, reiškia, jisai yra kritęs. Gerai, kad šitie dalykai neužmaskuoti, tai supranti, gali daryti prielaidą, kad kritimas nebuvo kažkoks labai kritinis, tai kėbulo pažeidimo neturėtų būti. Toliau žiūrim visus kitus elementus, na, sakykime, pradėkime nuo varžtų, nuo žarnelių visokių ir panašiai. Čia matosi truputėlį to oksido, bet tas oksidas, nu vėlgi, aš neskaitau, kad tai yra defektas, nes va, pasižiūrėkit, pirštų patrinu ir nusivalo viskas. Tai tas, kas pirks, tai tiesiog nusivalys visus šitus elementus. Tai irgi neskaitau aš defektų. Reikėtų, aišku, susižiūrėti, ar visi elementai yra savo vietose, ar nėra kažko tais priburta, pridaryta. Pasižiūrime, plastikų stovi. Niekas net lūš, neatsikabins, viskas tvirta. Bakas tvirtas, niekas čia nekliba. Čia matosi, reikėtų biškutį paveržti, bet čia tikrai ne defektas. Matau, yra keletas varžtų, čia skirtingi varžtai. Tai buvo tiesiog matyti ar profilaktika, ar nežinau, gal buvo pakojus tenais, kai nuvirto motociklas. Čia matau, kad jisai paliktas standartinis. Tai tiesiog jau labai norint gražios estetikos, nusipirki naujus nerūdinčio plieno varžtukus, pasikeiti, kaip ir čia matosi, jie buvo patarkuoti biškį griuvimo metu, bet nusipirki naujus už kelis centus, susisuki nerūdinčio plieno ir turi naujus gražius varžtus. Viskas blizga, viskas gražu. Bakas atrodytų, kad nedažytas, bet labai akyla akis pastebi, kad tai yra visgi dažytas.
bet labai kokybiškai nudažytas bakas. Matyt, buvo pabrozdintas įtimano. Šitas plastikas irgi labai kokybiškai nudažytas. Galas, nežinau netgi. Gal ir galas dažytas, negaliu atsakyti, bet šį čia matau, kad nauji plastikai, lempa, posūkiai nauji. Pasitikrinam visą laiką, ar turi žymėjimus. Taip, žymėjimai yra, reiškia technikinė praeis. Išmetimas irgi turi pasižiūrėti, ar yra gamintojo rekomendacijos, jeigu jis yra neoriginalus, tie vadinami CE kodai ten. Svarbu būtų, kad kažkas papaišyta, kad galėtum atsikirsti techniniai apžiūroj, kad parodysi, čia viskas gerai, čia parašyta ir čia taip turi būti. Tepalų neleidžia, ant aušinimo skysčio neleidžia, nesimato prasisunkimų, matosi, kad yra dulkių, tai vėlgi nėra defektas dulkės, tai yra privalumas, nes tu iš karto gali matyti, kurioje vietoje rasoja, tarkim, variklis. Jeigu rasoja, tai tada viskas yra ok, jeigu bėga, tada jau nėra ok, jau reikia tvarkyti. Nes kada motociklas stipriai užšyla, vasaros metu važiuojant, natūralu, kad truputėlį pagaruoja per tas tarpinukės ir jeigu reikalingas bus remontas, jisai dažnu atveju nebus brangus. Galbūt netgi pačiam pavyks tokį dalyką pasidaryti. Gerai, tai dabar nuo techninių dalykų pradedam žiūrėti, žiūrim šakės. Ar nesubraižytos plunksnos, nesubraižytos, neapsioksidavusios gražios. Žiūrim, ar stabdžių diskai neiškleria, nes irgi pakankamai būna brangus malonumas. Tokie diskai vienas gali kainuoti apie 200 eurų, tai turėkite omeny. Čia viskas yra ok. Kaladžių, kiek matau, dar irgi keliems sezonam tikrai užteks. Taip, čia irgi viskas atrodo gražu. Ir dabar yra vienas labai iškalbingas momentas – vairo stabdžiai. Bet šiuo atveju, nežinau, ar per kamerą matysis, šitos vadinamos liaudiškai atbojimos. Čia matosi tie tokie menki įdubimai aliuminio lydinyje. Tai jie sako, kad buvo parverstas motociklas, aišku, rankenėlė tą patį sako, bet tai buvo labai nestipriai parversta. Dėl to čia tik tais tokie menki įdubimai ir pažeidimo nuo tokio smūgio tikrai nebūna. Kada stipresnis smūgis būna net nulaužti, tai matysit, atkreipkite dėmesį visą laiką. Nuo stipresnio smūgio šitas visas kelmelis būna, kad susimėto. Čia viskas yra ok, gražu. Taip, prietaisų skydelio visi tvirtinimai irgi matau viskas tvarkinga, niekas neliesta, rėmas matau nedažytas. Šitų atveju, ką reikėtų pasižiūrėti, tai tvirtinimo vietas rėmo, ausis tas vadinamas, čia jokių įskilimų nėra, aišku, tą patį reikia apžiūrėti ir kitoj pusėj. Niekas šiandien nebuvo numušta. Jeigu yra galimybė, tarkim, būna centrinė kojelė, tai reikėtų pasikelti ant centrinės kojelės motociklą, tada paprašyti, kad kažkas nusvertų galą, kad pasikeltų priekinis ratas nuo žemės, tada galima pasižiūrėti, paėmus rankomis tiesiog už šakių paklibinus, ar nėra laisvumo iš vairo golių. Tada vairą galima pasukinti irgi pasižiūrėti, ar nėra kažkokio kliuvimo, kas simbolizuotų jau išsidėvėjusius vairo guolius. Aišku, tokiam motociklui remontas yra pakankamai pigus. Jeigu yra išsidėvėję guoliai, tai grubiai su visu remontu, su naujais gerais guoliais ir salnikais apie 100 eurų. Aišku, dabar aš neturiu galimybės šį čia patikrinti. Teks patikrinti kelyje.
Galima dabar pasitikrinti dar ir šviesas. Vėlgi nesminis momentas. Taip, šviesos viskas veikia. Pasižiūrėjau posūkį. Na, užkurk tu man jį. Tai pasakys. Gerai, kuriasi labai gerai. Atkreipiam dėmesį į dūmus išmetamuosius. Čia dabar, kai užsikūrė, mes nematome nieko. Aišku, jisai, kadangi viduje stovėjo, tai nėra ir kondensato. Bet svarbus momentas pasižiūrėti, ar užkūrus jisai nemeta mėlyno dūmelio. Mėlynas dūmelis iš karto signalizuoja, kad į degimo kamerą patenka tepalas, kas jau yra pakankamai negeras ženklas. Nebūtinai kritinis momentas, gali būti, kad su tuo gali važinėti dar kokius, nežinau, kam štukių kilometrų, bet geriau, kad to nebūtų. Tai yra momentas, kada galima dėrėti kainą. Taip, variklio darbas yra labai gražus, kol kas negirdim jokių nei kalimo, nei kažkokių tai traškesių, nieko, jokių garsų. Ir galima pabandyti pasižiūrėti, ar išmynus sankabą neatsiranda papildomų kažkokių garsų. Taip, išminam. Ne, jokių papildomų garsų neatsirado. Tai neturėtų būti problemų ir su išdilusia sankaba. Dabar, kai jisai jau yra į lauką išvarytas, galima atsisėsti, kol šyla, užspausti priekinius stabdžius ir rankomis spaudyti šokes, suspaudinėti ir pasižiūrėti, ar neatsiranda šitoj vietoj rasojimo. Jeigu manžetai nelaiko arba, tarkim, buvo remontuotos šakės ir išlygintos nekokybiškai, atsiranda elipsė toj vietoj ir ten pradeda drėkti. Tai irgi gali tekti netgi keisti plunksnas, kas yra pakankamai nepigu. Taip, nu visa laimė, kad dar nepradėjo stipriai snigt. Bandysim prasivažiuoti. Nežinau, kiek girdėsis, nes pakankamai įvijota. Šiaip moco garsas tai yra įspūdingas. Kavytės atsigert, toks mocas varyt yra pats tas. Taip, pradėjom važiuoti. Sankaba dirba labai švelniai. Gerai, žiūrim, kaip jisai lėtai važiuoja, ar nėra greičio kitimo, ar nesitampo. Jo, švelniai gazą duodam labai gražiai, viskas tolygiai. Trauka gera. Taip, geometrija, viskas šiki. Nu, žiūrim, 1500 važiuojam. Ei, savo. Tai pasitikrinam ABS-ą. O, ABS-as veikia puikiai. Kadangi jau žinom, kad geometrija nepabėgus, galima dabar jau ir drąsiau apsisukinėti. Jo, pats motociklas pakankamai manevringas. Pasižiūrim, ar visi bėgiai susimėta.
Taip, šitam motociklui prisipažinsiu, aš žiauriai simpatizuoju, nes negana to, kad jisai man asmeniškai yra nerealiai gražus, tai dar ir torko turintis motoras, nes, nu, turėkim omeny, kad 1,2 litro ir 2 cilindrai, tai jisai tikrai važiuoja. Pasižiūrėkim, ar čia yra road spot. Okay. Nu va, dabar jau tikrai smagiau važiuoja, pakeitus režimą. Jo, labai fainas motocikliukas. Nėra to tokio V-twinam būdingo, nu, paraleliniam twinam, V-twinam būdingo, kad apačioj labai užsitam. Jo, čia nuo 1,5 štukės biškitas jaučiasi, bet turėkime omeny, kad 4 bėgių važiuojam. O, gaziukas spaudė, jisai šoka į priekį. Awesome. Stilingas daiktas, smagus, su nerealiu garsu. Greičių dėžė dirba nerealiai smagiai, variklis labai smagiai dirba. Ką pastebėjau, truputėlį reikėtų pakoreguoti, visgi yra truputį palenktas laikiklis, bet šiaip kliponai viskas tiesiai, motociklas manevringas, nėra kažkokių tokių bairių, kad jisai norėtų tave numesti, kada vat būna prasta geometrija. Oi, smagus aparatas. Gaila, kad daug laiko neturiu ir gaila, kad čia tik tais apžiūra pirkimui, prieš pirkimą. O taip, tai tikrai norėčiau su tokiu motociklu daugiau laiko praleisti. Ir skaitau kaip modelį.